Labą dieną, Vladzyte. Labą dieną. Žinojau, sriubytė pas juos šiandien. Alytus – dar vienas miestas maltiečių gerų darbų žemėlapyje. Čia 44 vieniši ligoti senukai laukia sriuba nešinų maltiečių apsilankimo, laukia dėmesio ir gero žodžio. Ko susigraudėjau, kad nepamiršta dar žmonės mane. 88 Vladislava į vieną Alytaus bendrabučių atsikėlė po nelaimės, kai sudegė šeimos namai Jonavoje. Dabar senutė dienas leidžia tarp 4 sienų mažame kambarėlyje. Braukdama ašarą sako jau atlikusi savo misiją šioje žemėje. Visai mirt nebėjau, visai. Galvoju, įdomu bus, kaip numirsiu, kaip ten bus. Tik gaila palikti paukščių. Ačiū. Vladislavai Lietuvos žmonių paaukota sriuba vienintelis šiltas valgis, nes iki bendrabučio bendros virtuvės ji nepajėgė nueiti. Aš norėjau labai patikalaut. Už gerumą senutė atsako tuo pačiu, kol dar turi jėgų, mezga kojines ir dovanoja jas likimo sesėms ir broliams, maltiečių globojamiems Alytaus senukams. Atsilyginti, dovanoti, šypsotis, net jai labai skauda. Taip galvoja dar viena Alytaus maltiečių globojama senutė, nuo vaikystės kamuojama sunkios ligos. Marytė beveik nepaeina, tačiau turi auksines rankas ir vis siuva mezga siuvinėja ne sau, kitiems, be jokio atlygio. Pabendrau su tokiu žmogum, nori išeiti ir sakyti žmonės, aš jūs myliu ir visus myliu iš eilės. Svarbiausia, kai dar neužmirštas būni kitų, tai o prie to, tai viskas tada gerai. 70-metis Antanas, sulaukęs dėmesio ir dubenėlio sriubos, irgi sako, kad jam gerai. Dėl ligos neteko abiejų kojų, dienas leidžia vienišas bendrabučio kambarėlyje, tikra vargo vakarienė. Bet Antanas sako, esas optimistas. Kad yra, tai vyra, gyventi reikia, kiek skirti. O tačianka. Viskas gerai. Antanas nesiskundžia liūdna dalia. Su vieniša senatve susitaikė ir bronius. Jau 15 metų prikaustytas prie lovos ir neįgaliojo vežimėlio. Senukas sako, be maltiečių pagalbos liktų alkanas ir dar labiau vienišas. Taip pat jaustųsi ir kiti 2300 maltiečių globojamų senolių, kuriems belieka tikėtis, kad pagalbos sulauks ir kitąmet. O tai priklauso nuo mūsų. Prisidėkite auka telefonu. Numerius matote. Vienas pūstelėjimas, vienas dubenėlių sriubos, jos laukiančiam senukui.